Tai labą dieną, buongiorno. Tikriausiai supratot, kad jūs pasveikino itališkai, o tai padariau todėl, kad šiandien gaminsim paprastą, bet labai skanų patiekalą – tiramisu. Ir iš tikrųjų mums reikės ingredientų tam tikrų. Tai pirmiausiai sausainio, kurie yra damos piršteliai. Toliau naudosim maskarponės sūrį. Taip pat dar naudosim kakavos miltelių. Na ir bet kokio romo. Tiktų ir blendis, bet romas geriau. Taip pat reikės kavos. Reikės 4 kiaušinių, cukraus ir viskas. O svarbiausia, gaminant šitą desertą, nereikės nieko kepti, virt, tik reikės šaldytuvų. Nu tai ką, nieko nelaukdami, gal imam ir pradedam. Iš tikrųjų, mes turim 4 kiaušinius, bet mums reikės visų 4 trynių, o baltymų užteks 2. Reikės 5 didelių šaukštų cukraus, kuriuos sumaišysim kartu su tryniu. Kelių, kai negalėjai man neduot, netobulio kąsnelio. Belieka išplakti baltymą. Iš tikrųjų mes jau išplakėm, galima patraukti, abu turim reiškias, abi turim mases išplaktas, kiaušinių trynį ir kiaušinio baltymą. Dabar mums reikia pasiruošti reiškias stiprų kavos gėrimą kartu su romu, į kurį mes maišysim sausainius. Kai švelnios giesmės angelų skambėjo man tą rytą. Kavos reikia kokių 5 šaukštų. Karšta masė bus reikalinga vėliau. Taip, nu ką. Dabar atėjo laikas didžiajam maišymo procesui. Maišymo procesas, tai mes pirmiausiai paimam kiaušinio trynius išplaktus. Galima naudoti. Apklijuosim maskarponės sūrį. Dažnai man gaminti padeda mano sūnus, vienas arba kitas. Net dar kai ko trūksta šitai masė, būtent trūksta baltymo, atplakti. Ir gausim tokią nėra labai skusta, bet tokia pusiau tokia tiršta masė. Nu va, jau šitą masę jau jinai šiek tiek paskistėjo. Nu ir kągi, mūsų padažas yra paruoštas. Būtent šitą padažą naudosim perkirpti. Dabar geriausia naudoti kažkokį tai indą. Nu, aš tokį jau didelį indą paėmiau, kadangi visas tas kiekis yra būtent 8 žmonėms. Nu ką, imam pirmą juostelę sausainių. Ją praplėšiam. Na ir ką, ir dabar labai paprastas dalykas, tuos sausainius reikia įmerkti ir gražiai iškloti.
Tiesiog nesistengit ilgai laikyti, tiesiog trumpai įmerkėt, apverčiat ir dedat. Viskas daroma labai greitai. Tiesiog stenkitės labai sugausti vieną su kitu. Ir purvo iki kelių, kai negalėjai man neduot, netobulio kąsnelio. Nu ką, mes turim jau pirmą sluoksnį sausiai ir dabar, aišku, pabarstyti kakavos visą šitą. O dabar tepsim padažą, arba tą pertepimą vadinamą. Ir vat dabar mums reikia ant viso šito užtepti visą šitą ryškės masę, kad gautumėm vieną sluoksnį. Kai švelnios giesmės angelų skambėjo man tą rytą, aš pasakiau tave myliu, bet išeinu pas kitą. Vieną sluoksnį esam pertepę. Teisingai atspėjot, dabar dėsim antrą sluoksnį. Ir ką, ir vėl kartuojam viską taip pat. Įmirkytus kavos ir romo gėrimo damos kraštelius. Kraštelio galima įsigyti prekybos centre didesniam. Ir taip pat visų kitų gėrimų. Beliko vėlgi pabarstyti kakavą, kakavos milteliais. Vėlgi naudosiu šitą savo indą. Nors, kaip minėjau, čia galime ir paprasčiausiai kakavą. Ir dedam paskutinį sluoksnį. Aš sutikau naujus metus. Nu ir ką, belieka dar ant viršaus užbarstyt kakavos. Palto, kai lijo Anglijoj lietus. O jeigu į kamerą įdėsit, tai užteks ir 2 valandų. Bet geriausias skonis būna, jeigu visą šitą indą įdėsit į šaldytuvą, įprastoj lentynoj, ne kamerai, ir paliksit 8 valandų. Taigi, jeigu laukit svečių kažkurią tai dieną, tai iš vakaro pasigaminkit ir ryte bus puikus desertas. Nu ir kągi, skanaus, o aš atsisveikinu su visais itališkai. Arrivederci, iki kitų kartų, viso geriausio.